Rytas dar vienas, labas, taip sakant. Makaroną radai? Jo, baigiam tvarkyti savo bardakėlį. Užkandam šiek tiek. Ir pajudėsim į kelią. Jo, eisim pirkti dujų. Mes jau Konstancoje. Va, atvažiavam prie Juodosios jūros. Dabar reikia nusileisti žemyn. Čia šalia parkingą radom. Tai nereiks toli eiti. Eisim nusimaudyti. Šilta lauke. Kažin jūra šilta ar ne? O jūra kokia banguota. Pirmą kartą aš prie Juodosios jūros, man atrodo, jo. Pirmą kartą prie Juodosios. Tai būtinai reikia nusimaudyti. Nėra labai šaltas. Aha, čia gilu. Ateina. Na, va, pareigą atlikau, nusimaudėm. Pabuvom prie jūros Juodosios. Neilgai, taip reikia važiuoti, nes dar laukia ilgas kelias šiandien. Reikia važiuoti jau 11. Va, greitai užkandam McDonald'ą. Knygą gavai. Ir leisimės į kelią. Buvom stabtelėję šiek tiek. Tualetą nubėgam staigiai, užkandam arbūzo ir vėl važiuojam. Dar kartelį sustojom. Degalinį pasiimam dar kavytės. Kiek čia liko? Mažiau nei 2 valandas liko važiuoti. Ir bus viskas, pasieksim savo tikslą šiandienos. Taip, Matėja, pasieksim savo tikslą. Tokia neįdomi diena. Ojejei. Atvažiavam į Krajovą jau šitą miestelį, kur nakvosim. Kamščiuose sėdim, dabar 6 valandos. Bet jau nedaug liko, čia 6 minutės. Suradom savo apartamentus, bet neturim rakto. Nieks nieko nerašė, tai paskambinau, sakė, parašys tai kodus visus, kaip įeit. Tokia nustebus atsiliepė moteriškė, sako, ką jūs čia turit rezervaciją šiandien? Nu jo, sakau, vakar rezervavau. Tai laukiam. Pagaliau atvažiavom, atsibodo. Taip, čia gavai kadų McDonald'e. Rumuniškai. Paskaityti knygutę.
Pagaliau sužinojau kodą po valandos laiko įleidamas. Kažkas smirda, matė. Biškai smirda pelėsiu. O, ką vedėčiau? Lepia tau? Jau. Nu čia pusiau Rusijai dėl to ir smirda. Va, turim virtuvę. Galėsim gaminti. Visai gera virtuvė. Ir vonioikas geras. Dušas. Gražus, atvarkinga, nauja. Bus gerai. Bus gerai, manau. Na, jau atėjo naktis. Tai eina miegot. O, Pasisitas. matė, išjungė šviesą. Išjungi šviesą? Įjungiai. Susitiksim rytoj. Ate. Hello. Ką, išaušo dar vienas rytas. Dar biškai apsimiegojęs. Matė dar lovai. Aš jau čia kiaušiniai jau. Batonai jau paruošti, jau kavytė garuoja. Nestabdyt, reikia dirbt. Jo, reikia kuo greičiau pajudėti nuo 7. Nes čia striksim šitam mieste kamščias, jeigu apie 8 išvažiuotų per vėlų. Reikia kuo anksčiau. Ir važiuosim prie Serbijos sienos. Tai va, neaišku, ten kiek laiko užtruksim, kol kirsim tą sieną. Paskui reikia dar visą Serbiją pravažiuoti ir pasiekti Kroatiją. Ir ten bus mūsų kita nakvynė. Kroatija. O, kas čia atsikėlė? Matėjo. Viskas, važiuojam. Na va, pasienis. Rumunijos punktas. Teks palaukti šiek tiek. Užsukom į Liudlelį dar, nusipirkom. Labas. Pravažiuoju upę, vat. Ir Serbiją. Na, labai greitai čia praėjom iš šitą Belgradą, link Belgrado, Serbiją. Net pusę valandos jaučiu neužtrukau. Palyginus su Moldovos pasieniu, tai čia juokas. Jeigu tai bus į Kroatiją, tai bus labai viskas šiandien greitai. Ir greitai nuvažiuosim į savo vietą. Liuks. Sustojau biškį vaizdų pažiūrėti. Čia koks kanjonas, ne kanjonas. Bet gražu. Sustojom pagaliau. Kažkokiam Serbijos mieste neturiu interneto, nieko neturiu. Klaidžiam mes čia, nes kelias uždarytas, apylankos visur aplink tą miestą, uždaryta viskas, tai bandysim pro kitą išvažiavimą dabar važiuoti, gal link Belgrado. Einam pasivaikščioti, taip. Žaisti? Ai, va, yra. Einam pažaisti, pasivaikščioti.
Ui. Karšta, Mateo žaista, ne? Valgo burėką dabar su mėsa. Jo, karšta. Dar kokias 3 valandas liko iki viešbučio. Iki kambario ten kažkokiam. Nėra baisiai daug, gerai šiandien sekas važiuoti. Dar reiks pasienį pravažiuoti su Kroatija, tikiuosi viskas bus gerai ir greitai. Man atrodo laikrodis atsisuks 1 valandą atgal. Tai turėsim 1 valandą daugiau, gerai. Ilgesnį vakarą turėsim. Gal į miestą išeisim kažkur ten miestelį. Serbijai pirmą kartą štai. Tai va, žiūriu, reikia už kelius mokėti, bet ne vinietę, o už atkarpą sumokė ir viskas. Nieko tranzitų pravažiuosiu, bus pirmas kartas Serbijoje. Belgradas matęs. Šiek tiek. Laukiau pasienį iš Serbijos į Kroatiją. Belenkiek čia jau. Greitai ir mums teks laukti mašino eilėj. Nu va, teks palaukti čia jau prie Kroatijos sienos. Iš Serbijos išleido gerai, bet visi dabar stovi ir laukia Kroatijos sienos patikros. Nu ką, gera valanda, daugiau nei valanda stovėjom. Atsibodo. Dabar degaliniai sustojam. Nu, ką tik atvykom čia kažkokius tai apartamentus. Eisim ieškot, kad kas įleistų, neįleis. Reikia eit žiūrėt. Gal įleis. Paskambinau, sakė kažkur čia eit tiesiai. Čia mūsų namai? O gal čia kažkas yra? Nieko, sakė, namuos nėra, sako, atrakinta, eik tiesiai. Čia 2 lovos. Tai gal čia mūsų ir bus. Čia kažkas. Čia dušas. Čia svetainė. Kas svarbiausia, virtuvė yra. Šviesa, kur Mateo virtuvė. Nežinau. Kažkur yra. Nemaži apartamentai čia. Aš tik nežinau, čia dar kažkas gyvens ar ne, ten tiesiai durys yra. Tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, kad būsim dviese. 9 valandos atsidėtos mašinai. Užpakalio nejaučiu. Matė irgi nejauti užpakalio. Karšta? Jis yra? Jo, laukia 36. Niekaip nesibaigia ta karščiai, vasara. Vis tęsiasi. Dabar reiks eiti pažiūrėti tą virtuvę, ar kažkokie tai puodai yra ar nėra. Valgyti jau norėtas. Važiuosim parduotuvę, mačiau, yra pakeliui. Pirksim valgyti. Atvarėm į savo Lidlelį. Visą kelionę mus lydi ponas Lidl. A ne, Mateo?
laikas valgyti. Nėra čia šviesos vienos. Oi, pasilgau žuvies, tai šiandien bus lašiša. Ir biški suši. Kita. Nukrito? O, ne. Paimk. Tu paimk. Karšta? Viskas, sakom, labanaktis ir iki rytojaus. Einam miegot, ilsėtis. Rytas labas. Visi užsikraustom Čia. iš savo namų. Čia. Jo, išsikraustom iš savo namų. Reikia užsukti degalinę dar. Kūro. Kavos gal pasimsiu. Ir turbūt šiaušim. Šiaušim per Kroatiją namo. Jo, pagaliau įsirašėm, pagaliau. Pasimėm kavytės. Kroatišką. Hodogėlis. Ir važiuojam. Lekia, duok 5. Čia arbūzą vežam. Ha. Staptelėjom dar prieš pat Slovėniją. Visi kūro čia pilasi. Pilna eilės mašinų. Ir čia koks šiukšlynas visur. Kaip taip žmonės išmeta šiukšlės visur. Ko čia visi pilasi tą kūrą, aš nesuprantu čia. Slovėnijai tokias pat kainas turėtų būti kaip ir čia. Bet eilės. Nieko mes čia nebuvom, praėjom, pažiūrėjom, šiukšlynas visur. Kavos aparatai neveikia, tualetai neveikia, nieks neveikia. Važiuojam į Slovėniją, ten bus gražiau. Štai ir pasienis. Gal čia greitai praeisim, patikrins pasus ir viskas. Nieko netikrina, sako važiuok, net pasų nepaėmė. Nu tai važiuojam. Mūsų mašina. Prisėdama čia ant pievelės. Šalia degalinės. Nieko gero nėra pirkti, o nupirku burėką kažkokį ir dešrelę su bulka. Tokie mūsų pietus bus šiandien. Nes čia tokias degalinės nėra ką valgyti. Ne taip, kai Italijoje galim sočiai privalgyti. Užkandam, taip gera pagulėti. Bet reiks važiuoti, reikia pasiekti Italiją. Beveik Veroną reikia pasiekti, kad rytoj liktų mažai kelio. Rytoj po pietų tada būtume namie jau. Super. Lukas. Lidlelis vėl. Sustojom paskutiniam Slovėnijos miestelį. Eisim į Lidlelį, nusipirksim vakarienį ką nors. Ir liko 200 km kažkaip. Ten Matėjo bus viduj. Dar kūro užsipilsim. Tikslas yra dešinėje. Nes Italijai bus tikrai brangiau. Tai reikia čia užsipilti. Ko čia stovi visi. Šiandien rekordą žiūriu. Skaidelis rodo 38 karščio. 38. Paskutinė atostogų dieną, galim sakyti. Bus karšta naktis.
Baigėsi Slovenija. Baigėsi Slovenija, prasideda Italija. Olia, Italiano. Čiau, čiau. Atvykom į kažkokį kempingėlį labai mažą. Paskambinau, sako, galit būt. Bet sako, atvažiuosiu, aš pažiūrėsiu. Tai pažiūrėsim, kas sakys. Turėtų leisti, viskas čia gerai. Čia šiek tiek vat palapinę pasistatėm truputį, bet daugiau nieko ir nesirašiau. Laukiu, kol atvažiuos. Na, buvo atėjęs dėdulė. Sakė, viskas gerai. 20 eurų daviau. Tai gan pigiai šitam regione, nes nežiūrėjau, kur būti kažkokie išsinuomuotai 90 eurų, 100 eurų. Žiaurios kainos. Nu, Italija jau. Italija yra Italija. O čia 20 eurų. Čing, čing. Išmiegosim ir važiuosim namo rytoj. O kas čia? Gamta, ramu. Uodai tik žiauriai kapoja. Savo. Greitai pavalgysim, jau čia lysiu į palapinę, nes lauke būt neįmanoma. Kapoja, kapoja. Prisivalgę jau, oi noris pailsėti. Jau kelintą dieną vien važiuojam, taip neįdomiai. Nieko nei pamatom, nei aplankom, tik važiuojam. Bet tai ką daryti, reikia važiuoti. Galėčiau ir toliau nuvažiuoti per dieną, bet kažkaip nesinori pervargti. Geriau su saiku, bet gerai jaustis po to. Tai mūsų atostogas visai pabaiga jau. Liko rytoj. Rytoj namuos pasieksim namus. Valiau po mėnesio laiko vos ne. Ilgas atostogas užturėjom. Na, bet atmeskim tos važiavimus. Į Lietuvą 3 dienas, paskui dabar 4 dienas. Tai jau savaitė atsimeta, paskui Lietuvoje dar savaitė atsimeta, tai lieka 2 savaitės atostogų, kelionės atostogų. Bet ką norėjau, aplankiau Rumuniją, užsukom į Moldovą. Labai tokios tolimos šalis, man iš Nicos važiuoti toli. Aišku, Rumunijos buvau prisižymėjęs ten daug daugiau taškų, kuriuos reikia aplankyti, bet suspėjom aplankyti tik šiaurės dalį ir nuvažiuoti ten prie Dunojaus deltos, į Konstancą užsukti. O dar liko visa vidurio Rumunija, pietinė pusė dar visa. Manau, tikrai dar reikia sugrįžti, nes dar tokių taškų yra, kurių tikrai nesinori praleisti, noris aplankyti. Tai gal kitais metais, gal dar kitais suplanuosim dar ten į šitą pusę. Jo, tai Rumunija visai nustebino iš tikrųjų. Nebuvau girdėjęs apie tas taškus, šiaurės Rumunija, Dunojaus delta. Mažai kas ten keliauja. Žiūriu, matėjau, kad dar mažai kas ten keliauja, tai 8% rumūnų, o tik 20% turistų iš kitų šalių. Tai verta, manau, užsukti, jeigu norit pamatyti. Tokį nelabai nuturistintą. Nu, ten turistinis, bet vietinis turistinis regionas. Su nedidelėm kainom. Galima įsinuomoti ir sodybą, ir vilą šitą Maramūrės regione. Yra ten pasirinkimo tikrai sočiai ir gražių tikrai vietų. Paskui Dunojaus deltą irgi galima įsinuomoti. Visai prabangių resortų yra. Su baseinais, su viskas skaičiuota vos ne. Labai gerų yra variantų. Nu, Konstancai, tai aišku, ten jau vien turistinis. Ten ir kainas šiek tiek didesnis. Vienas didžiausių Rumunijai jaučiu, Konstancai. Nes netiek ir daug turi Rumunija tų kurortų prie jūros, tai Konstanca pagrindinis. Buvo smagu ir Moldovą aplankyti. Kas labiausiai nepatiko, tik keliai šitie, nes
pagrindiniai keliai aplink sostinę dar geri, bet jeigu nori nuvažiuoti į tos mažus miestelius, tai ojojoj, kratinė. Tai va šiemet Rumunija, Moldova pas mus. Pernai Portugalija buvo. O šiemet visai kitas kraštas. Kažin koks bus kitais metais. Dar neaišku, nes kai bus, tai bus. Dar liko nemažai Balkano aplankytas, bet nesu buvęs daug kur. Tai gal ir šitos regionus, į Balkanus. Pamatysim, pagyvensim, pamatysim. Šiais metais ir su Matėja lengviau jau, ir man pačiam lengviau. Matėja jau galiu paleisti, šiek tiek vieną palakstyti, su vaikais kitais palakstyti. Nes pernai tai dar reikėjo visada žiūrėti ir žiūrėti, ką daro. Šiais metais jau mandresnis, gudresnis. Kitais metais iš vis jau bus didelis. 4 metai jau bus kitais metais. Kas liečia finansinę pusę, tai gan nedaug čia įsileidom. Dabar net nepaskaičiuosiu tiksliai, kiek čia būtent šitą kelionę 2 savaitės. Bet nedaug, nes viskas gan pigus šitoj pusėj, nepalyginsi, jeigu atostogauti Italijai, Prancūzijoje, Ispanijai, Portugalijai. Tai čia Balkanuose daug pigiau, daug. Šiandien tie gal. Reikės eiti ruoštis į dušą, apsitvarkyti ir toj pajudėsim, kokią 7-8 reikia pajudėti. Ir po pietų jau būsim Nicoj. 6 valandas kažkur kelionės. Tai autostrada greit pralėks. Svarbiausia kamščių, kad nebūtų kažkur. Matėja dar čia žaidžia. Nors jau tvarkytis reikia. Saulės nebėra, kaip gera jau. Su uodais jau biškai apsipratom. Su kandžiai ir tiek. Nebekanda, kažkaip dingo. Jo, tai va, eisim ruoštis, tvarkytis, ilsėtis, miegot. Ir rytoj paskutinė diena. Oui? Matėja sako taip. Tai va, gal šiandien ir tiek. Susitiksim rytoj. Iki. Labas rytas, Matėjo. Labas rytas, mūsų sekėjai. Kažkoks juodas aš atrodo, žiūriu pro kamerą. Nu ką, paskutinė mūsų diena, paskutinis rytas. Biškį užkandam ir lekiam. Kavytės. Naktis šilta buvo, bet paskui jau atvėso, tai gerai. Vienas puodas naktį kanda. Bet pagavau. Skanu? Ai, kaip skanu. Užsipylėm kuro. Pigesnė, nes greitkelis labai brangus. Ir judėsim. Judam. Sustojam. Servizė čia. Degaliniai, bet aišku, kuro nesipilsim, tik pasivaikščiosim. Matėjo, gal valgyt kažką nori. Eisim pažiūrėti. Gerai važiuojasi čia. Jau kažkur link Milano, aplink Milaną judam. Eime pažiūrėti. Sustojam dar į vieną užkandinę, nes jau pietus. Einam valgyti gal kažką? Čia. Kur tai, ne? Oi, nieko gero čia nėra. Vėl tie patys sumuštiniai. Važiuojam, gal kitur sustosiu, gal niekur nestosiu, nežinau. Bet aš čia būt nenoriu, nes nesąmonė. Užsukom į kitą
restorane. Kaip karšta. Čia. O, nieko gero. Ten degalinė nieko nėra, bet eisim čia. Ten kažkoks tai restorantė, ne restorantė. Eisim pažiūrėti. Pica. Nieko gero nėra. Vėl sumuštiniai arba picoj. Užkandam picikės. Varysim dabar iki Nicos jau. Porą valandų liko. Mateo numiegos, pasnaus. Ir bus Nica. Laukia karšta, belenkaip dar vasara. Viskas, va čia užmokam už kelius ir kertam Florenciją. Kertam pasienį. Viskas, pagaliau baigta. Mūsų vasaros atostogos baigtos. Mes jau namie. Jau stovim parkinge. Jau eisim pas mamą. A ne, Mateo? Pasilga mamos, Mateo. Visą mėnesį nesimatėm beveik. Gėlę. Gėlę duosi? O, tai gerai, šaunuolis. Tai vat, nuvažiavom 8000 km iš viso per šį nepilną mėnesį. Iki Lietuvos, iki Rumunijos, iki Moldovos ir iki Nicos po to. Jo, daug atsibodo vairuoti. Daug valandų reikėjo prasidėti, bet jau tokia mūsų ta kelionė, tokias atostogas. Tokias jau tos atostogas. Nu gerai, turbūt viskas. Teks atsisveikinti jau. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekėt mūsų šitą kelionę, šitas atostogas, šitą visą važiavimą. Gal kažkas sudomino, gal nelabai. Bet jei sudomino, tai paspauskit laiką, pasekit mus, Mateo pabėgo. Ir susitiksim kitą kartą. Ate? Ate. Ate. Gėlę.